angora. Siūlai su angora visą laiką yra pirkėjų mėgstami ir aš trumpai pristatysiu, ką bent jau šiuo metu mes turime mano siūlo elektroniniai parduotuviai, kuo šitie siūlai vieni nuo kitų skiriasi, kas yra geriau, kas yra blogiau ir kas yra geriausia. Pati daugiausia angoros turinti prekė mano siūlose yra angora Spike. Čia yra 80% angoros ir 20% poliamido. Spalvyčių yra mėgėjų, kurie mezga ir su angora vieną. Iš tikrųjų, čia 500 m 100 g siūliukas galima megzti vienu siūlu, kažkur bus virbaliukai apie 3 numerį. Galima pridėti dar vieną siūlą, kuris suteiks mezginį tvirtumą, struktūrą ir prie tokios angorytės dažnai dedama arba merino vilna, arba kašmyras idealiu atveju, arba dar kažkas tokio. Taip, tai šitie siūliukai yra be galo švelnus, be galo minkšti, be galo išsipukuoja. Tai ne taip kaip šitoj rytį, bet bus kaip pačioje briaunelėje toksai megztukas. Vieną minusą turi tokie siūliukai. Jie šiek tiek šeriasi, pukas, kaip, kad ir koks jisai švelnus ir minkštas, bet kai jisai ant visų drabužių pasilieka, tai turbūt ne visiems patinka. Bet mėgėjų yra, jeigu priderinam drabužio apačią prie šitos spalvos, kad kuo mažiau matytųsi vis tik tai be pasirodantis pukeliai, kad ir kaip jie kokybiški šitie siūlai, visiems taip atsitinka, tai tada pirmin ir mezgame ir nešiojame ir mėgaujamėms, o mėgautis tikrai yra kuo. Ir yra dar siūlai su mažesniu kiekiu angoros, 50-60% angoros, va čia aš jau turiu pavyzdėlį, nuostabus siūliukai mėlyni, čia irgi 50 angoros, šilkas ir merino vilna be jokio poliamido, nuostabi graži spalvytė. Pukelis jaučiasi toksai kašmyrinis nedidukas, bet tamsos rytės ir jisai nesišeria, jau nebesišeria. Toliau daug turiu nuostabų siūlų, kuris vadinasi Luiza. Jo metražas gali būti 500 m 100 g, 750 m 100 g. Vat baltieji yra storesni. Man atrodo, čia jau yra 300 metrų. Pasitikslinu. Jo, 375 m 100 g. Ir vat pukelis bus delikatus, be galo švelnu. Nori daugiau puko, imkit Spike. Jeigu norit, kad būtų toksai stabilesnis ir mažiau metantis savo grožį ant kitų drabužių, bet čia tokie siūlai. Tai vat, balta Luiza. Toliau yra tokia graži turkios spalvos Luiza. Ciklameno, mėlyna, tamsi, raudona, pilkai melsva, tokia šalavijo žalsva. Čia yra visur Luizas. Čia yra pramegztukas iš turkios spalvytės. Ką jūs matote, kokią spalvą, tai čia truputėlį galbūt keičia mano telefonas. Labai gražiai gaunas. Galim, va čia vienu siūliuku megzta mašina. Čia jau kaip atrodo mezginys mezgant iš 2 gijų. Turiu dar labai gražius pramegztukus šitos žalsvos Luizos. Na, iš tikrųjų tai labai gražiai atsiskleidžia. Sakyčiau kašmyras, bet kašmyras tokio puko neturi. Labai švelnus, lengvas pukelis. Ir čia, nors metražas 750 m 100 g, aš pasitikslinu. Jo. Taip, tikrai galima megzti virbalais netoli 3 numerio. Lengvas, plastiškas, su nuostabiu pukeliu. Čia melsva truputį storėlesnė yra. Irgi tada jau galima megzti dar didesniais virbalais, negu čia numegzta. Taip, kitų spalvų pramegztukų turiu, bet šitie siūlai aiškus. Va taip jie atsiskleidžia, nuostabiai, gražiai, puko fantastiškai ilgo nėra, bet minkštumas, švelnumas ir kašmyriškumas. Taip.
Toliau yra kelios spalvos dar likusios 425 m 100 gramų siūlų, Zenijos barufas su 30% angoros, 50 merino vilnos ir 20% poliamido. Kaina tokia kilogramų. Pramegstukai čia, jie yra gražus, labai smagiai atrodo, bet iš karto pasakysiu, čia žaliava prastesnė, jau jie netokie švelnus, yra angorytės matosi ir viskas, bet ir kaina daug ką pasako, jau nesulyginsi su Luiza, Luiza yra be galo švelni, ta prasme, absoliučiai švelni, jokio vilnos jausmo, vien tik tai angora. Nes 50 yra ir tiesiog ir visa kita žaliava yra be galo graži. Sekanti angorų. Su angora siūlai yra va šitos spalvos. Tai yra 300 metrų 100 gramų siūliukas. Tuoj mes čia prisimenu, žinoma, taip, Zenijos barufas. Ir čia yra angoros nedaug, yra šiek tiek viskozės. Bet mezginyje, nežinau kas čia, ar angora, ar merino vilna, labai gražiai atsiskleidžia. Duoda tą tokį švelnų pukelį, siūlai minkšti, absoliučiai švelnus. Ir mezgama jau tokio metražo, kažkur 3,5 numerio virbalais. Kareza, ar kaip jinai ten čareza, kaip pasakyti, irgi siūliukai su angora, labai panašus, spalvytės labai gražios. Realiai ritėje gamintojas nurodo, kad tai yra, kad nepameluočiau, 15% angoros. Bet aš sakyčiau, žinokit, ir parašiau vienodai, tikrai jos nėra daugiau ir kažkaip daugiau jaustųsi, kad daugiau jaustųsi negu Jenny siūlose. Tai vat, siūliukai tikrai labai panašus savo jutiminiais dalykais, savo pukeliu minimaliu. Ir tik tai tiek, kad čereza šiek tiek trumpesnė, plonesnė. Ir tai jaučiasi bent jau pramegstuke, gal tiesiog daugiau Jenny atsiskleidžia, daugiau išsipučia. Tai va, tai irgi reikėtų turėti omeny. Čia jau tikrai trečias numeris virbalų ir nedaugiau. O va čia galima jau didesnių virbalų. 3,5, netgi galbūt 4. Tai čia tokie angoriniai siūlai. Jie yra be galo švelnus. Visi su angora siūlai. Jeigu tai yra siūlai su poliamidu, tai jie tinkami ne tik megztukam, bet ir kojiniam. Taip. Na, komoliukose siūlai kojiniam su tokiu kiekiu angoros kainuoja kaip reikiant, o čia yra žymiai geresnė kaina. Čia kas laukia kojinių sezono. O šiaip dar šituos siūlus galima megzti vienus ir pridėti dar papildomai puko. Aš esu nusimezgusi beros iš šitos Kareza. Megztuką dar pridėjau moheros siūlą. Ir aš nešioju ir man taip jisai patinka. Jis duoda šitas siūliukas tokį kritimą geresnį ir labai gražiai žaidžia su dar vienu pukuotu siūlu. Bet tačiau kas mėgsta to labai didelio puko. Tai va tokie nuostabus siūliukai su angora. Einam toliau.